Pristatom jums statybų skaičiavimo programėlę BigPris Pro. Atsidarę programėlę, matysite pagrindinį langą, kuriame galite pasirinkti duomenų bazę. Programėlė pritaikyta Norvegijos, Švedijos ir ES rinkoms. Pradėsime nuo Norvegijos rinkos. Atsidarę pagrindinį langą, galite matyti šiuos skyrius. Staliaus darbų skyrių, vonios kambario darbų skyrių, plytelių klojimo darbų skyrių, dažymo darbų skyrių, betono ir mūro darbų skyrių, baldų montavimo skyrių. Pirmiausia, apžvelgsime pagrindinį meniu, kuris galioja visiems skyriams. Paspaudę nustatymų ikoną, galite atidaryti nustatymų langą. Čia galite pasirinkti programėlės meniu kalbą. Programėlės meniu gali būti nustatytas bet kuria ES šalių kalba. Toliau, duomenų bazės kalba. Kadangi šiuo metu esame pasirinkę Norvegijos rinkos duomenų bazę, jos turinys gali būti pateikiamas anglų, norvegų, lietuvių arba lenkų kalbomis. Taip pat galite pasirinkti programėlės aplinkos spalvų temą – šviesią, tamsią arba automatinę, kuri prisitaiko prie jūsų telefono sistemos nustatymų. Grįžkime į pagrindinį langą. Kaip jau minėjau, čia matote 6 pagrindinius skyrius. Pradinę apžvalgą pradėsime nuo staliaus darbų skyriaus, nes visų skyrių struktūra yra vienoda. Atidarome staliaus darbų skyrių. Čia galite matyti statybos komponentų meniu. Paspaudus ant nustatymų, rasite informaciją apie klientą bei savo įmonę. Įmonės informacija tampa aktyvi tuo metu, kai įsigijate vieną iš programėlės abonementų. Pagrindiniai nustatymai yra tokie patys kaip ir pagrindinėme lange. Programėlės meniu kalba, duomenų bazės kalba, programėlės aplinkos tema. Programėlės meniu kalba gali būti pasirinkta iš ES kalbų. Kadangi šiuo metu naudojame Norvegijos rinkai skirtą duomenų bazę, galite rinktis anglų, norvegų, lietuvių arba lenkų kalbas. Jeigu pasirinksite Švedijos arba ES duomenų bazę, papildomai bus galima pasirinkti ir švedų kalbą. Taip pat galite pasirinkti programėlės aplinkos spalvų temą. Toliau, valiutos pasirinkimas. Čia galite pasirinkti, kokia valiuta norite atlikti skaičiavimus – eurais, Lenkijos zlotais, svarais sterlingų, Danijos kronomis, Švedijos kronomis, JAV doleriais, Kanados doleriais, Australijos doleriais. Pasirinkus bet kurią valiutą, programėlė automatiškai konvertuoja medžiagų kainas pagal pasirinktą valiutą. Taip pat galima pasirinkti skaičių formatą. Grįžkime į pagrindinį meniu. Dabar pereikime prie biudžeto skilties. Biudžeto skiltyje galite rasti visus anksčiau nustatytus parametrus. Laiko koeficientą, medžiagų antkainį, statybvietės išlaidas, projekto išlaidas, medžiagų pristatymo procentą nuo projekto vertės, medžiagų pristatymo kainą be PVM, šiukšlių išvežimo kainą, statybvietės išlaidų kainą, projekto valdymo kainą. Kadangi šiuo metu nagrinėjame staliaus darbų įkainių skyrių, čia galite matyti visus jo poskyrius. Kai skaičiavimai būna atlikti, sistema iš karto parodo darbo valandų kiekį, darbų kainą ir medžiagų kainą. Grįžkime į pagrindinį meniu. Medžiagų sąrašo funkcija šiuo metu kuriama ir netrukus pasirodys programėlėje. Paskutinė skiltis – dokumentų biblioteka, kurioje saugomos jūsų apskaičiuotos sąmatos. Atidarę šią skiltį, galite matyti visas apskaičiuotas ir programėlėje išsaugotas sąmatas. Visų skyrių meniu yra vienodas ir veikia tuo pačiu principu, kaip staliaus darbų skyrius. Tiek trumpai apie mūsų statybų skaičiavimo programėlę. Apie papildomas funkcijas papasakosime kituose vaizdo įrašuose.